mano senasis storasis rabusis aš. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundimą, nes dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas. Morkaus 14 skyrius 38 eilutė. Jėzus sakė šios žodžius mokiniams, kai Getsemenės sode jis rengėsi maldoje su mirtimi, o jo mokiniai tuo metu užmigo. Ir taip yra iš tiesų. Mes norim daug ką padaryti ir esame to įsitikinę. Tačiau, kai jau reikia tai padaryti, atsiranda tūkstančiai priežasčių visai nepasijudinti. Juk ant sofos taip jauku. Daugelis krikščionių nori savo sielos ir širdies pagydymo. Jie tokie pažeidžiami ir jautriai. Kiekvienas trypa jos kojomis. Jie atrodo tikrai verti gailesčio. Jėzus siūlo tikrai radikalią terapiją. Nuramink savo senąjį storąjį ribųjį aš. Jis jo visai nenori gydyti, nes jis turi mirti, kad jau naujasis Jėzus aš taptų dideliu. Mes galime į savo jautrajam senajam storajam riebajam aš suduoti mirtiną smūgį, gyvenandami pagal Jėzus gyvenimo būdą. Jis buvo nusižeminęs. Jis nesileikė, įsitvėrė savo patogumo, komforto savo turtų danguje, bet viską paliko, kad ateitų pas mus į žemę ir mus išgelbėtų. Jis buvo nusižeminęs, neieškojo savo naudos, bet gyveno ir kentėjo dėl mūsų. Jis brangino žmonės, labiau save. Jis pagarbiai elgėsi su visais ir su prostitutėmis bei muitininkais. Jis džiaugiasi gyvenimu, bet jis žinojo, kaip reikia tėvai pakelti nepritiklų. Jis turi būti mums pavyzdžio, o ne žvaigždės iš žurnalų ir nekrikščioniškojo pasaulio žvaigždės. Jonas Krikštytojas gyveno labai kukliai, tačiau Jėzus apie jį pasakė Mato 11 skyrius 11 eilutė. Tarp gimusių iš moterų nepakilo didesnis už Joną Krikštytoją. Žmonės subiloja šlovę, garbę, valdžią ir turtui. Tačiau tikri vadovai Dievo karalystėje yra kuklūs ir nusižeminę. Jie moka iškęsti nepriteklių. Jie santūrūs, moka išklausyti ir apsvarsto savo žodžius. Jie gerbia Jėzų savo gyvenimą ir savo žodžiais. Jie nenori būti dėmesio centre. Jie leido savajam senajam aš numirti. Mes neturime pasiduoti kiekvienam mūsų senojo aš poreikiui. Mes turime ieškoti to, kas svarbu naujajam Jėzus aš. Šį naująjį aš turime maitinti maldą, šlovinimu, pamastymais, bendravimu, o senajam marinti, netenkinant kūno geidulių. Tokiu būdu atsiranda Jėzus žmonės. Jėzus duoda mums savo šventąją dvasią, kuri mumyse sukuria viską, o Dievas nori. Ji turi būti mūsų vadovu. Jos klausykime, jos tylais švelnaus balso. Džiaukimės, kai mūsų senasis aš su visu jausmingumu ir vėl yra įžeidžiamas. Išlikime linksmi, kai kažkas mus mina kojomis, nes tuomet miršta senasis aš. Ir tvirtai laikykimės Jėzaus, eikime kartu su juo toliau per gyvenimą, bet jau kaip Jėzus žmonės. Ačiū Jėzau, tu nori iš manęs padaryti naują žmogų pagal tavo atvaizdą. Mano senasis aš tapo riebus, jis turi kiek gailų. Jis tapo tingus ir nerangus ir ieško tik palaikymo. Ne, aš nenoriu to ilgiau daryti. Aš noriu leisti savajam aš numirti, o tavo gyventi manyje. Nes tu esi nusižeminęs, ieškai manyje tik paties geriausio ir kuri manyje tikrą gyvenimą. Ačiū, kad esi manyje. Amen.